Muzikinis Rūsys pristato gegužės 4 dieną, 20 valandą, Arena Alternative sezono uždarimą. Adresu Klaipėdos gatvė 79C. Dalyvauja 13 Fortas, Night, DDL Palaka, Back X Blend, Acid Air. Pagrindinis koncerto rėmėjas Muzikinis Rūsys, muzikos instrumentų parduotuvė ir garso įrašų studija. Muzikantus maitina Arena Vitalija. Informaciniai rėmėjai Panevėžio Rytas, Panskliautas, Laisvalaikio kombinacija, Siuviklava.lt, dienraštis Sekundė, KTV Plus, Panevėžio balsas, radio stotis Pulsas, Atomas.lt. Sveiki, muzikinio Rūsio laidos žiūrovai. Šiandien svečiuojamės Vilniuje konkurse Wacken Metal Battle programa. Dalyvauja Jūsų žydruosiuose televizorių ekranuose pirma grupė nulipusi nuo scenos ir trumpai savo nuotaikas, kaip įspūdžiai, kaip publika, kaip garsas ir visa kita. Viskas buvo gerai, publika dar neišilusi, tai buvo galbūt sunkiau groti, pirmiems visada sunkiau atidaryti koncertą. Bet šiaip atmosfera visai. Jo, viskas truko, garsas geras, šviesos, viskas puikiai. Žinai grupės, kurios dalyvauja ir kaip lyginat? Visos grupės yra šiemet stiprios ir manau, šiemet yra stipriausia atranka. Stipriausios grupės susirinko šiemet būtent. Tai kažkaip iš anksto spręsti nelabai. Jo, sunku kažką spręsti. Ar tikitės laimėti? Manau, kaip ir kiekviena grupė čia esant, mes tikimės, jo, tai tikimės. Na ir ta prasme, jeigu tikitės laimėti, kuri ta stiprioji pusė jūsų, nes vis tiek 6 grupės, kad kažkas jaučiasi kažkur stipresni, galbūt. Mūsų stiprioji pusė bicepsas. Nu dėl ko jūs turėtų išrinkti? Kodėl jūs turite atstovauti Lietuvai? Tai gal ne mums. Jo, čia ne mums spręsti. Gal dėl muzikos tikriausiai vertėtų. Kažkoks tai mūsų garsas yra toks truputį išskirtinis, turim labai daug masės, jeigu klausyt. Jau vieną dainą galima skirtingai, stilistiškai. Jo, dainos nėra panašios, nėra galbūt vienodos stilistikos.
Čia metalas man tai yra tik tai, kad prie Hebros būčiau, šiaip aš dainuoju kitką. Ką dainuoji? Bažnyčios chore. Choralai grigališkiai. Pas mane. Šios dienos klausimas, kaip nuotaikos nulipus nuo scenos. Ką žinau? Puikios. Ką žinau? Ta prasme, nuotaikos tokios, kad geresnių nebūna. Ne? Įgyvendinot visus Būtų gerai, nebūtų puiku. O ar įgyvendinom, įvertins žiūrovai ir gerbimoji komisija. Mes padarėm, mes kaifuojam, mums smagu. Mes padarėm viską, ką galim. Domėjotės kitų šalių matymo konkursų? Reikia trumpo ir greito, efektyvaus produkto. Kuo jūs išskirtiniai? Kodėl jūs dalyvaujate? Žinai, ko skiriamės? Ko turėtumėte Kad pas atkreipti mus yra žiūrovų visų dėmesį? plaukai iki pečių ir banguoti. Mes įsiskiriam, nežinau, ar Lietuva yra dar heavy grupių, nežinau, tokio vat kaip mes. Šiaip mes stengiamės jungti sunkią muziką, instrumentalę, nes mes sunkią muziką, o vokaliai įdėti švarų ir growl vokalas. Grupės gitaristas, porą žodžių, kaip nuotaikos? Gerai nuotaikos, nežinau. Buvo daug garso, bet Kaip žiūrovai? pradžioje ramiai stovėjo, po to įsivažiavo. Ta prasme, aš vis kaip savijauta groti, nes aš tai kai salėje stovėjau ir taip jaučiausi kaip tarp teisėjų minių. Kaip? Groji Draugystė. Groji, Favoritai jūsų prakaituoji, iš šito konkurso? stengiasi užvesti visus ir... Visos? Ir liuks. Kaip ugnininko nuotaikos nulipus nuo scenos? Labai gerai. Iš tikrųjų labai gerai. Išsitaškė gerai. Atidarė. Biškį skolą paėmėm. Kiek buvo, tiek atidavėm dar rezervų. Ar galima šitą pasirodymą vadinti vieną iš geriausių vizito pasirodymų? Visi geriausi. Bet šitas iš geriausių neblogas. Kaip kilo mintis sudalyvauti šiam konkursė, nes dalyvavo čia jaunimas, dar jaunos grupytės, o jūs vis tiek ne pirmus metus scenoje. O ką mes jums labai senai atrodom? Nu, aš jau žinau senai. Aš galiu pasakyti, kaip kilo mintis iš to. Kilo mintis paskutinę naktį. Ne visai taip, buvo klausimas. Prieš paskutinį. O kodėl mes dar iki šiol ten nedalyvavom? Su kuo norėtumėt sugroti vakar? Geras klausimas. Tai jeigu mes sugrosim, tai taip ar taip mes sugrosim su kuo mes. Geras Taip, bet šiaip, didžioji pavyzdžiui. Nu aš tai su bosu. Aš su gitara. Na tai jau tada. Jei mokėčiau būgnais, tai su būgnais norėčiau. Bet teks gitarą. A jeigu, nežinau, šįmet, jeigu praeitumėm, tai ir su sausafilais gerai. O, čia taip va. Kuo skiriasi paprastas jūsų koncertas nuo konkursinio koncerto? Atsakomybė kita gal. Čia visai kita atsakomybė. Požiūris rinkesnis. Nes jeigu jau nusprendė dalyvauti, jau tada reikia nebeatsavo. Tai čia nusiteikimas. Ir nusiteikimas. Kas jūs daro išskirtinius iš kitų grupių, kurios dalyvauja šitam konkurse? Nu mes plaukų tiek neturim sumoti. Čia prieš tai grupė irgi sakė apie plaukus, tai gal ką nors turite išskirtinesnio ką nors? Gal būtent pati muzika, kad sunkiai duodasi apsibrėžti į tokį kanoninį stilių, nes iš tikrųjų mes labai daug kaip tokių srovių įlėjom
ko pasikoja gaunasi mūsų tas progresyvus juodinantalis, kad iš tikrųjų ir pas mus stygų daugiausia. Jo, iš tikrųjų taip paėjau. Bet gal, gali būti. Gal net tas vieni iš klavišų daugiausia. Klavišų tai tikrai. Čia vienas irgi iš tokių 8-8. Visi žino Inquisitor kaip klavišinių. Taigi taip, Simfoblekas. Grupė sintezatorių. Šitą reikia updatinti. Bet klausant jūsų pasirodymą, jaučiasi, kad kažkaip keičiasi visas požiūris apskritai muzika nuo tai, ką seniau grojo. Tai visiškai. Komprograrė, stregrarė. Kas pas jūs idėjinis lyderius? Su rožė. Jo, va mes su rožytėm jau. Užmėtysim žiedukais. Porą žodžių apie šitą konkursą, kaip grupės, kaip nuotaikos, kaip garsas, kaip žiūrovai. Iš tikrųjų viskas yra nuostabiai, kiekviena grupė džiugina atskirai iš tikrųjų, bet kol kas mano favoritai yra Inquisitor, iš tikrųjų. Tokia atmosfera, toks garsas, toks vaizdas yra nuostabu. Laukiam, kol nudžiugins 4 ir 5. Jėga. Tai iš tikrųjų nesitikėjom, jeigu teisinėtėsi. Nustebinot. Kaip jaučiatės patys atidavėte? Jaučiam nustebinę visus labai. Pat yra liudininkų. Aš jaučiuosi šlapis. Aš jaučiuosi labai karšta iš tikrųjų. Nesimato taip. Tu natūraliai šlapės, aš dirbtinai. Tikimės, kad publika girdėjo gerai viską ir viskas suėjo labai puikiai. Šiandienos jūsų favoritai kas? Mes. Aš už Vulture. Man tai jo, Vulture irgi patinka, bet Lucifer kažkaip geriau pavarė, bent jau kiek teko žiūrėti. Bet vis dėlto kas laimės? Aš su juo sutikau. Jeigu laimėsit, kokią grupę labiausiai norėtumėt pagroti ant scenos? Lamb of God. Testament. Kuo jūsų manymas skiriasi toks konkursas nuo paprasto koncerto? Azarto daugiau. Žymiai daugiau azarto. O šio vakaro klausimas, kuo jūs išskirtiniai iš kitų grupių? Kodėl dalyvaujat konkurse? Dėl to, kad mūsų labai skirtinis sudėtis. Mes turim gotą, profesorių, filosofą, būgnininką ir girtuoklį. O muzikoje kaip tai atsispindi? Taip ir atsispindi, tai yra visi socialiniai sluoksniai sujungti į vieną ir dėl to mes jaučiamės esą pakankamai protingi ir pakankamai, kaip čia pasakyti, iš visų pusių viską galim pažiūrėti, kad galėtume užsimti socialinę kritiką, ką mes ir darom ant scenos.
nuotaikos po pasirodymo? Superinė. Kaip liaudis, kaip garsas, kaip Garsas super, liaudis super, viskas čiki pukiai. Kas iš favoritų? Sunku, man tai asmeniškai patiko Vulture savo energiją ir Inquisitoriai patiko tokie. Kaip man to reikia, kad patektumėte į vakarą? Truputėlį sėkmės, kad duoti Vaidui iš tų kalytų ir patikti. Sutikome žmogų iš Panevėžio, kas laimės šį vakarą? Mano kažkodėl gilių įsitikinimo arba Vulture arba Anomalija. Kaip koncertas? Šiaip bendras vaizdas man visai patiko. Ko tikėjai ateidamas į koncertą? Žmonių, kaip ir tikėjausi, ganėtinai pakankamai manyčiau. Garsas, na čia manau individualiai, kaip kiekviena grupė sugeba susikalbėti su garsistais. Už ką tu balsuoji? Aš dabar pakal kas už Anomaliją, o po to žiūrėsiu. Parduodu balsą už pokalą. Kas laimės šį vakarą? Liuciferiai, Tomas Liuciferiai. Kas laimės šį vakarą? Kas? Inquisitor. Kas laimės šį vakarą? Arba Anomalija, arba Paralitika, aišku. Paralitika tikriausiai daugiausiai šansų turi. Laimės šį vakarą? Ciferiai. Kaip koncertas? Koncertas geras. Vienas iš stipriausių vakenų kol kas, ką aš girdėjau ir kiek buvau. Buvau visuose atrankuose, čia vienas iš stipriausių. Dabar noriu visiems priminti, jog praeitais metais mes į Vokietiją įsiuntėme grupę, apie kurią turbūt nedaug kas kalbėjo prieš pat Wacken Metal Battle finalinį konkursą. Na, buvo ši grupė skeptiškai vertinta vien dėl savo jauno amžiaus, tačiau nuvažiavus į Vokietiją išspardė subinės taip, kad vokiečiai sakė, oho, ir tai yra grupė Paralitika! Na ką, šiemet komisija nusprendė paskelbti du nugalėtojus, tiesa važiuos į Vokietiją tik tai vienas, tai yra grupė, kurią išrinko bendrai ir komisija, ir publika, tačiau bet kokiu atveju dabar paskelbsiu grupę, kuri surinko daugiausiai publikos balsų. Taigi, ponės ir ponai, įtampa auga ir publikos daugiausia balsų šį vakarą surinko grupė Inquisitor! Na, o kadangi šiemet publika buvo vienas iš komisijos narių ir jos balsai taip pat sumavosi ir skaičiavosi, taigi
susumavus visus komisijos narių balsus, įskaitant publiką. Beje, balsai bus paskelbti Back and Metal Battle svetainėje. Tikrai sekite informaciją visose mūsų informacijos kanaluose, skelbiančiose apie sunkią muziką. Ir bus galima pamatyti, kiek kuri grupė surinko balsų ir užėmė kurią, tarkim, vietą arba kažkurios kitus duomenės iš balsavimo. Visada tai yra įdomu. Na, o į Back and Open Air festivalį šiemet iš Lietuvos važiuoja grupė Inquisitor! Na ką, žodį tarti sunku dėl to, kad, ką žinau, ruoštis iš anksto kažkaip pergalį kažką planuoti būtų turbūt neprotinga, jeigu paskui būtų šansas nelaimėti, o toks šansas aišku buvo, nes visos grupės buvo stiprios. Turbūt vienintelis dalykas, kas įdomu, kad mes prieš 8 metus buvom ant šitos pačios scenos, tokiam festivalyje vadinamam Naujam kraujyje. Ir, sakykime, mūsų istorijoje tai yra jau antri rinkimai, aš tikiuosi paskutiniai, nes toks sportinis požiūris į muziką, nežinau, ne prie širdies, bet manau šitą pergalę rodo, kad per tuos 8 metus ne tik šis tas, o daug kas pasikeitė ir matyti gerą. Tai labai norėjau padėkoti visos grupės vardu jums visiems ir ačiū. Na gerai, garsiai sakė, kaip nuotaikos po koncerto? Labai nuostabios nuotaikos. Ar tavo pasirinktoji grupė laimėjo, ar kita grupė? O už ką tu balsavai? Irgi gerai. Kaip nuotaikos po koncerto? Ačiū, nuostabios. Už ką balsavote? Už Liuciferį. Prastai balsavote, nelaimėjo. Aš manau, kad šitie rezultatai yra falsifikuoti, nes kiek klausiu žmonių, visi balsavo už Liuciferį, o laimėjo kažkokie neaiškus inkvizitoriai. Tai aš manau, kad mums reikės duoti čia kažkokį tai skundą. Jo, rinkti parašus ir iš naujo daryti koncertą ir iš naujo rinkti grupę. Jo, mes vetuojam šitą konkursą. Ar patenkintas laimėjusiąją grupę? Jo. Už ką balsavai? Mano nuomonė, tai man buvo 2 grupės. Inkvizitoriai ir Vultūrai. Kai po Awakening Sun užlipo Vultūrai, tai buvo kažkas tokio, come on, tai buvo figienai. Bet, tiesiog, tai čia galbūt mano subjektyviai nuomonė, gal aš lygiai tiek pat mėgstu tiek Heavy, tiek Blacką, bet man labiau patiko Inkvizitorių atmosferika, taip toliau ir aš už juos prabalsavau, tai tiek. Už ką balsavau, aš šiaip paslaptis. Už tą patį? Ne, iš tiesų ne. O ne? Ne, aš balsavau iš tiesų už Luciferius ir nežinau, tiesiog mano nuomonė, muzikantai susirinkę superiniai, grupė superinė ir tiesiog aš manyčiau, kad taip buvo ta grupė, kuri turėjo visgi išvažiuoti į Vakiną, nes taip buvo geriausia grupė, kuri galėtų atstovauti tą festivalį. Na nežinau, Ne? Aš noriu pasakyti, ta prasme, šitą koncertą buvo paimtos 5 grupės iš 15 berods, kiek ten buvo. Tai vienu ir kitu atveju tai buvo paimtos pačios geriausios savo metalo požanrio atstovų grupės, ta prasme, ir aš manau, kad tai aplamai visi atlikėjai groję šį vakarą buvo tikrai verti ir jis labai juokėsi, ne? Ko tu juokėsi? Jo. Ne, ta prasme, visi.
4 dieną, 20 valandą, Arena Alternative sezono uždarymą. Adresu Klaipėdos gatvė 79C. Dalyvauja 13 Fortas, Night, DDL Palaka, Back X Blend, Acid Air. Pagrindinis koncerto rėmėjas – muzikinis Rūsys, muzikos instrumentų parduotuvė ir garso įrašų studija. Muzikantus maitina Arena Vitalija. Informaciniai rėmėjai – Panevėžio Rytas, Panskliautas, Laisvalaikio kombinacija, Siuviklava.lt, dienraštis Sekundė, KTV Plus, Panevėžio balsas, radijos stotis Pulsas, Atomas.lt.